Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis sveikinasi Jaunimo naujienos. Norėčiau padėkoti visiems, kas prenumeruoja kanalą, pasidalina vaizdo įrašais, juos pakomentuoja ir paspaudžia patinka, nes tai yra didžiausias paskatinimas kurti toliau. LRT tarybos komiteto pavedimu nacionalinėme transliuotojuje vyksta auditas, jo metu tikrinama, kaip žurnalistai laikosi politinio neutralumo principų turinio kūrime ir valdyme. Rengiamas auditas kelia nerimą dalį įstaigoje dirbančių žurnalistų, kurie kreipiasi į LRT tarybą, prašydami paaiškinti tokio patikrinimo poreikį. Apie 60 LRT žurnalistų iš televizijos, radijo ir portalo naujienų tarnybų šią savaitę kreipėsi į tarybą, prašydami dėl vykstančio audito surengti susitikimą. Mes, LRT žurnalistai iš televizijos, radijo ir portalo naujienų tarnybų, prašome LRT tarybos narių surengti su mumis susitikimą, kuriame būtų galima aptarti šiuo metu vykstantį LRT vidaus auditą, kaip laikomasi politinio neutralumo principų turinio kūrime ir valdyme. Teigime kreipimėsi, kurį matė BNS. Aišku, reikėtų įskaičiuoti, kad šis auditas bus atliekamas LRT tarybos komiteto pavedimu ir yra vidinis LRT auditas, tad pačiam savį ištirti gali būti sudėtinga. Tačiau, kai bus toliau, matysime. Iš išorės atliekamas auditas būtų kur kas naudingesnis. Turbūt daugumai žmonių nebūtina atlikti audito, kad pamatyti, kad tam tikri žurnalistai LRT galimai nepaiso politinio neutralumo principų. Taip pat derėtų prisiminti, kad Seimas pavasario sesijoje apsispręs, ar pavesti valstybės kontrolę atlikti LRT veiklos auditą. Apie tai savo Facebook paskyroje pranešė vienas valdančiųjų lyderių Nemuno aušros pirmininkas Remigijus Žemaitaitis dar sausio mėnesį. Na, tikėkime, kad bent vienas auditas bus tikrai teisingas bei efektyvus ir LRT pagaliau pradėtų dirbti kaip tikras nacionalinis transliuotojas. O ką jūs, brangūs žiūrovai, galvojate apie galimus LRT auditų atlikimus? Savo nuomonę galite palikti komentaruose. Iki.